Pradžioj su generolu aš buvau susitikęs ir mes abudu pasakėm viens kitam, kad mes abudu tikrai ne sistemos esam ir generolas, ne aš sakiau. Generolas sakė, kad jis 99, 98, 99,9% jis pritarė mano programai, nes savos dar neturi. Nekelkim klausimo, kodėl pritardamas mano programai, jis neparėmė mane, o išsikėlė po mėnesio laiko, kai aš tą programą paskelbiau. Nekelkime šito klausimo. Bet dabar aš turiu klausimą generolui. Jis savo norų paėmė, parašė raštu ir apkaltino Eduardą Vaitkų, kad aš noriu Lietuvą atvesti į Rusiją. Tiesiu tekstu tai parašė. Jis pridėjo mano manymu. Nežinau, koks tas iškreiptas, neiškreiptas manymas turi būti, bet jis tiesiogiai mane apkaltino, kad aš noriu Lietuvą į Rusiją įvesti ir po šito apkaltinimo jis pasirašo, kad aš galėčiau šitą savo įgyvendinti. Kurioj vietoj medicinoje yra tam tikri terminai, kaip žmogus apie jo mąstymą, su tam tikrus sutrikimus. Tai jeigu generolas nuoširdžiai galvoja, kad Vaitkus ketina, nors aš taip neketinu, nors aš esu tik tai prolietuviškas, ir mano pirmas sakinio dalis neprieštarauja antrai sakinio daliai. Bet jeigu generolas taip įsitikinęs, kad Vaitkus yra tas, kuris nori Lietuvą įjungti į Rusiją, tai kaip jis galėjo pasirašyti Eduardo Vaitkaus, uždėti savo parašą, kad jis įgyvendintų savo tikslus. Aš tokiais žaidimais nežaidžiau. Neturiu ką pasakyti.